Sveiki visi atvykę į mano dar vieną video. Trečios lentynos kanale naujausi video, kur apie sąlyginę Lietuvą ir kaip Lietuva galėjo būti Afrikoje. Ir bandysiu dokumentuoti. Šio video prašymė. Tai man iš karto labai patinka tas intro. Ir aš šiaip neįsivaizduoju, kaip tiksliai jie tai padaro, o šitas visas animacijas. Tik žinau, kad čia tikrai uždeda muziką ir visokius garso efektus, o kaip padaro tą visą vaizdą, aš kol kas neturiu visiškai suvokimo, tai žiūrime toliau. Ar žinojote, kad kadaise Lietuva buvo planuota perkelti į kitą teritoriją ir net žemyną? Tai dabar, pavyzdžiui, gyventumėme kokiam 40 laipsnių karštyje. Pamaniau, bus įdomu trumpai apie tai papasakoti. Tarpukariu ne vienas Lietuvos šviesuolis svarstė, kaip apginti Lietuvos kultūrą, valstybingumą ir žinoma, kaip išsaugoti valstybę tolimesniam vystymuisi. Stebint Sovietų sąjungos ir naujai išrinktos Vokietijos nacių partijos veiklą bei prisiminus žiaurius nepriklausomybės karus, kai kurie baiminosi, kad tarp dviejų agresyvių valstybių įsiterpus Lietuva ateityje gali tapti nesaugi. Geografijos Lietuvoje pradininkas profesorius Kazimieras Pakštas tuomet iškėlė idėją Lietuvą perkelti kitur, na bent jau jos dalį. Matydama šimtus tūkstančių pagrinde į Amerikos valstybės emigruojančių lietuvių, Pakštas siūlė šį srautą reguliuoti, po truputį sukurti kokią nors lietuvių išeivių koloniją, suformuojant naują lietuvybę židinį. Neva tai būtume apsisaugoję nuo išnykimo bei potencialių geopolitinių grėsmių iš vakarų ir rytų. O taip pat ir emigrantams būtų buvę lengviau pritapti, kuriant bendruomenę, nebrangiai ir gerai gyventi. Atsarginę Lietuvą mokslininkas siūlė su... Tai iškart sužinojome daug dalykų, bet kas man vėl prikimba apie montažą, tai kad patinka, kad jis rodo nuotraukas, kurios yra susiję, bei pasako daug informacijos. Bet man dar begalvojant prieš šį video, galvau, iš kur jis tą informaciją visą gavo. Gal jis naudoja kokią nors programėlę, kur, pavyzdžiui, įdomios informacijos ar kažką. Nes aš negaliu patikėti galvoti, kad mes galėtume būti Afrikoje, o ne Europoje. Lietuvos pinigus išpirktose žemėse, su vietinės valdžios bendradarbiavimu, lietuvių tauta būtų galėjusi plėstis ir klestėti be didesnių grėsmių ar karo baimės. Tuo pačiu ten galėtų būti nukreiptas ir masiškai emigruojančių žmonių srautas. Pirmojoje Kazimiero plano dalyje į koloniją turėjo atsikraustyti tik 25 šeimos. Tarp jų turėjo būti gydytojų, mokytojų ir kitų bendruomeniai svarbių profesijų atstovų. Taip įkuriant kaimą su mokykla, ligoninė ir bažnyčia. Tai kas yra logiška, tai kad iš Lietuvos pirmą, aišku, pervesti visokius protingus žmonės kaip gydytojus, kunigus, dar visokius žmonės, kurie yra protingi ir be kurių negalėtų išgyventi žmonės. Žmonės patys norėtų ten nuvykti, kad išgyventų. Nes be gydytojų, tai mes neišgyventume nuo visokių ligų ir mūsų nieks neišgydytų. Metus ten jau būtų gyvenę apie 60 000 lietuvių. Tokio dydžio bendruomenė jau būtų galėjusi turėti autonomiją, universitetą ir kitus savarankiškos valstybės įrankius. Reikia suprasti, kad Kazimieras arba tiesiog Kazys, kaip dauguma jį vadino, buvo užkietėjęs keliautojas, aplankęs dešimtis įvairiausių pasaulio šalių ir regionų, net tada, kai keliavimas buvo itin sunkus ir pavojingas. Atsarginiai Lietuvai vietos jis ieškojo po visą pasaulį, daugiausiai po Amerikas bei Afriką. Savo pasiūlymuose mokslininkas labiausiai matė tinkamą Angolą, Pietų Rodeziją, Tanganiką, Kvebeką ir Vakarų Kanadą. Labiausiai jam patiko Angola, tuomet ji buvo Portugalijos kolonija. Ten nuvykęs jis atrado europiečių gyvenimui tinkamą terpę. Ten buvo galima dirbti žemę ir bendruomenės kurti aukštumose. Tarp geografo pasiūlymų Lietuvai dar buvo ir sostinės pakeitimas. Jis buvo įsitikinęs, kad laikinoji sostinė turėjo būti ne Kaunas, o Klaipėda. Neva civilizacijos turi atsigręžti į jūrą. Ten kurtis, augti, prekiauti ir statyti uostus, o lietuviai turi plėstis į vakarus, palei vandenį. Mažai ką žino, bet būtent jis ir sumastė lietuviams kasmet rengti jūros šventę, kad jie geriau su jūra susipažintų, jaustų svarbą bei ją pamiltų. 8 metais Pakštas susitiko su Antanu Smetona. Jam pateikė daug apgalvotų pasiūlymų.
Vienas jų buvo tautos inventorių archyvus. Tai sužinojame, kaip viskas vyko, esame mes gyventi. Tas Kazys, man iškart kilo klausimas apie tą keliavimą, kaip jis galėjo iš viso keliauti, kaip jis uždirbo pinigus ir kaip kilo jam ta mintis, kad lietuviai turi kitur gyventi negu čia. Ir ko aš iškart nustebau, kad net su Smetona kalbėjimo apie tos dalykus. Tu dar vis žiūri šį video ir tau jis patinka. Aš darau maratoną. Visas 7 dienas iš eilės aš kelsiu kiekvieną dieną. Šiandien jau yra 2 diena. O tu dar vis neprenumeruoji šio kanalo ir žiūri šį video ir paspausta prenumeruoti mygtuką ir savo ramiai žiūrėk toliau video. Auksą ir valiutų atsargas perkelti saugoti užsienin. Prezidento Smetonos visai kaip ir jo politinės aplinkos Kazio pasiūlymai nesužavėjo. Buvo pareikšta, kad šie planai atneša nereikalingo bailumo. Smetona po susitikimo su mokslininku tuomet nuogastavo. Tas pakštas su savo planais tik paniką kelia. Po keleto metų, jau po Lietuvos okupacijos, pakštas to nepamiršo. Manė, kad pakvaišę vadovai buvo nedovanotinai naivūs. Visą 1939 metų pavasaris lankė jau po ministerių kabinetus, įkalbinėdamas pradėti pasiruošimą nelaimiai pasitikti, ruošti naują Lietuvos prisikėlimą. Nedovanotinas mūsų pakvaišusių valdovų naivumas. Kazys, prasidedant sovietų okupacijai, buvo Jungtinėse valstijose. Lietuvą aneksavus, čia daugiau taip ir nebesugrįžo. Tačiau išeivijoje geografas savo minčių neišsižadėjo. Toliau siūlė imtis veiksmų ir atkurti Lietuvą kitoje teritorijoje. Tuomet savo pasiūlymus teikė populiariausiame JAV lietuvių laikraštyje Draugas. Ten pasvarstymui teikė Okeanijos regioną, Australiją, Naująją Zelandiją ar Britų Hondūrą. Gaila, tačiau savo planais Kazys lietuvių bendruomenių nesužavėjo. Iš karto nustebino tas Smetonos išsireiškimas, kad jam nepatiko ta visa mintis. Ir ką aš dar sužinojau, kad tas Kazys dar yra mokslininkas. Ir tik maniau, kad Smetona sutiks ir jau kažkas tenai varys į tą Afriką gyventi. Ir ten kažkas atsitiks, kad bankrutuos kažkas ir mes vėl grįšim į Europą. O čia pasirodo istorija dar geriau negu maniau. Nemenko užnugario ir komandos. Užjūryje profesorius pradirbo Lietuvių kultūros instituto direktoriumi, lankėsi tarptautiniuose sąjūdžiuose ir vis bandė pritraukti dėmesio Lietuvos išlaisvinimo bylai. Mokslininkas mirė 1960-aisiais Lietuvių pamėgtoje Čikagoje. Ironiška, bet būtent ji ir yra pravardžiuojama Antrąja Lietuva. Kas būtų, jeigu mes gyventume Afrikoje? Turbūt dauguma žino tą youtuberį Samošką, tai kaip tik dabar yra Afrikoje ir aš žiūriu jo video. Taip labai nelietuviškai viskas atrodo ir aš manau, kad Afrikoje mūsų kalba, manau, tikrai pasikeistų ir nebūtų tokia, kaip sakoma, kad jinai yra lietuviška, labiausiai seniausiai senų laikų tokie išlikusi. Tai manau, kad ji būtų pasikeitus, mes kažkaip būtume kitokio būdo ir kitaip gyventume negu dabar. Ir man net nepatinka tokia mintis, kad visą laiką ten būtų taip šilta. Aš vis tiek norėčiau to tokio, kaip dabar būna žiema ar lietus, nes visą laiką būtam karštyje, tai nelabai man patiktų. Tai tiek šią video, jūs parašykite į komentarus arba po TikTok komentarais, parašykite, ką jūs manote, jeigu mes gyventume Afrikoje ir susitiksime kitą kartą.